Sveiki, mano vardas Julija ir aš esu alkoholikė. Sveika, Julija. Statusas, aišku, šitas man iškart nelabai patiko, aš ilgai su juo susitaikyti negalėjau, bet yra taip, kaip yra. Man labai patiko, aš gal laikysiuos tokio plano, kai man globėja davė atsakinėti, reiškia, klausimus ir jame buvo klausimas mano, kaip čia, alko biografija, kur buvo parašytas klausimas atsakyti į jį, tai buvo alkoholis draugas, alkoholis priešas ir alkoholis valdovas. Tai aš pagal šitą planą laikysiuos ir tai bandysiu papasakot, kaip aš sveikau, kaip buvo viskas ir kaip dabar yra. Tai ką galiu pasakyti, kad alkoholis draugas, jisai man buvo labai trumpą laiką, nors aš įsivaizdavau, kad jis mano draugas per amžių amžinas, pats geriausias guodėjas ir visą laiką išgelbėtojas, bet ta prasme, nuo to laiko, kaip aš paragavau alkoholio, pradžioje jo tokie bandymai buvo lengvučiai, bet einant vis tolyn, man jisai tapo tokia būtinybė. Man nebuvo įdomu dalyvauti kažkokiuose baliuose, kažkokiuose šventėse, kur jo nėra. Ta prasme, ką ten veikti? Visi blaivi, kažką ten bando linksminti. Aš nemokėjau linksmintis blaiva, kas čia per nesąmonė, jūs nesuprantat, kad kai išgeri tada, taigi smagumas, taigi nuotykių, žodžiu, pilnas. Man reikėjo adrenalino, kažkokio nuotykio, aš nenorėjau tokiose sėdėti pagal mane liūdnose kompanijose, ne? Taip, kad greitai šitas viskas mano peraugo, mažo to, jo, draugelis pabuvo labai trumpą laiką, visą laiką dozės mano didėdavo ir kontrolė beveik, sakysim, išnyko, taip, kad aš net galėčiau teikti, kad, pačioj gal paauglystė iki studentavimo jis dar kažkiek tai man buvo draugas, jau nuo studentavimo jis man tapo priešas, kai aplinkui tiesiog gadino man santykius su bet kuo, su darbdaviais, su dėstytojais, su draugais, nes tokia beprotė kaip aš buvau, turbūt, nežinau. Aš maža to buvau visą laiką drąsi, bet man atrodė, kad tos drąsos man mažai, o išgėrus aš pasidarydavau, pasaulio karalienė, kur man, kaip sako, jūra iki kelio ir aš einu, darau, ką nori, visi turi manęs klausyti, jeigu tu ne taip darai, tai tu kvailys ir eik tu iš čia vienu. Taip, einant jau per gyvenimą su tuo savo alkoholizmu, draugu, aš suprantat, nežinau, jis man buvo draugas, bet kada, ta prasme, aš galvojau, kad jis mano draugas, bet gadinosi viskas, gadinosi, aš visur buvau susigadinus dar, neskaitant to, kad prisigėrus prisidirbi visokių velnių, gėda išeiti į žmonės, gėda nueiti, nežinau, net į parduotuvę, mažo to, kad ir gėda, bet dar paskui ir baisu, nes alkoholis jisai sutrikdo kažkokią, nežinau, koordinaciją, man būdavo baisu pereiti gatvę, suprant. Todėl aš pirmom dienom sėdėdavau namuose, kad atgaut bent jau pradinį tą savo, tą save, nes, buvo siaubingai baisu. Aišku, per tą laiką normalūs draugai nuo manęs, atitolo, liko tik tai tie, kurie tokie kaip aš, kuriem reikia išgerti, kuriem smagu tada, kada yra smagu ir šventė tik tai su buteliu rankoje. Tai, sakau, begeriant buvau išvažiavusi užsienį, galvojau, kad čia, žinot, viskas pasikeis, bet man ten dar labiau pasisekė, nes mano darbas buvo susijęs su gėrimu, tai ten tiesiog mano tas alkoholizmas, aš nežinau, tokį įgavo pagreitį, kad, ta prasme, aš pati jau pajutau, kad, kažkas, negerai, bet, ta prasme, jauti tada, kai dar reikia pagiriotis, kai tau negerai, kai tu išsipagirioji, jau tu praeina 2-3 dienas, tau vėl viskas gerai, tu pamiršti, kad tau buvo blogai, ir vėl viskas per naują ratų sukasi. Ten, aišku, užsienį man atsitiko nelaimė, mirė mano sugyventinis ir aš su tokiu dideliu trenksmu grįžau atgal į Lietuvą, kur pasinėriau visiškai pasinėriau į alkoholio liūną, mane bandė mama tempti dar kiek galėjo, mane ten brolis rakino
prie radiatoriaus antrankiais, bet visą laiką, žinai, visą laiką alkoholikas, gudrus žmogus, jis prižadės viską, ką nori, aš ir bėgdavau iš namų, kad neš kažko iš namų, nenešdavau, nepardavinėdavau, bet, visus pinigus, kiek turėdavau, aš visus praliuobdavau, lįsdavau į skolas, kažkiek tai. Ir tada, tai buvo 2006 metai, aš pirmą kartą pakliuvau į detoksą, nes mano mamos pažįstama ten dirbo, mane įgrūdo, aš visiškai, ta prasme, man buvo bloga, aš nežinau, kur dėtis, tai man buvo tas pats, kur mane ten įkišo. Ir tais laikais dar statė ten ir lašalinės, ir ten gydė įvairiais šitais, susiradau labai gerą draugų kompaniją, su kuriais mes dar paskui sugebėjom vėliau irgi susitikinėti, negėriau aišku, bet tai susitikdavom, dabar kaip suprantu, bendramintį suranda bendramintį, kad ir negeri, bet tai kvailystės lieka tokios pačios. Bet tais mano pirmas detoksas, iš jo neišėjau iš detokso, iškart perėjau į Minnesotą, praėjau tą visą Minnesotą, ten irgi kompanijos visos, nelabai aš gilinausi, ką tenai pasakojo, kažką ten pasakot psichologam, aš nemačiau prasmės, ta prasme, kodėl aš turėčiau kažkokiam nepažįstamam žmogui pasakot, nors visą laiką jaučiau, kad, aš vaikščiau su tokiu sunkumu krūtinėj, man buvo sunku iš tikrųjų, man buvo, jeigu taip sąžininkai, bloga nuo mano viso šito elgesio, kur aš girta prisidirbdavau, turėdavau slėptis nuo žmonių, kur aš meluodavau, kur aš vogdavau. Ta prasme, man tai buvo sunku, aš užkišdavau labai giliai savyje, bet vis tiek aš taigi žinojau, ką aš dariau. Ir to sunkumo aš visiškai nenorėjau kažką atiduoti kažkam taip pat psichologo ir dar per kūną žino kam, ten išsipasako, tokius paviršutiniškus dalykėlius rašiau ir tiek. Irgi, kaip čia pasakius, žodžiu, po Minnesotos gaunasi taip, iš karto dar man Dievas nusintė mane tiesiai dar ir į šventąjį anoniminių alkoholikų, tą visą susibūrimą, ten buvo toksai super sveikimas, man paruoštas, bet, nežavėjo tai manęs. Man dar buvo turbūt nelaikas, aš pagalvojau, kad vaikščiomės į grupės, dar tais laikais, dar 2006 tiesa, aš nieko negirdėjau apie globėjavimą. Ten buvo pasako apie 12 žingsnių, kaip jos reikia daryti, taip ir taip, apie globėjus aš nieko negirdėjau, ta prasme. Ir pasibaigus tai visai sveikimo kadencijai, aš nusprendžiau, kad, ką jie čia supranta, nejaugi aš negaliu pati. Po to aš negaliu pati irgi dar kažkiek taip pagėriau, kol nesutikau savo vyrą, kuriam aišku nepatiko mano nesveikas gėrimas, nes aš nemokėjau, tiesą pasakys, išgerti 1, 2, 3, aš turėdavau, kad jau paėmė, tai kad jau iki nugriuvimo ir dar labiau, kad nepatiko, kad kitą dieną, aš vis tiek ieškojau to. Žmonės, aišku, būna prisigeria ir normalūs, bet jie kitą dieną neieško to butelio drebančiom rankom, kad išsiversti ir pataisyti savo sveikatą. Aš buvau nusiritusi iki to, kad man buvo tas pats, man reikėjo kitą dieną būtinai taisyti sveikatą, ar ten pataisai, ar ten nepataisai, bet reikėdavo akisą neužpilti kitą dieną. Tas nepatiko mano vyrai ir aš nusprendžiau, kadangi aš labai norėjau iš tikrųjų visą laiką šeimos. Aš nusprendžiau, kad aš negersiu pati. Kas čia yra, ta prasme, aš negersiu ir tiek. Tai prasidėjo mano 13 metų sausos blaivybės, kuri buvo dar blogesnė, dar siaubingesnė už visą, ta prasme, mano turbūt. Nežinau, gėrimas yra vienas dalykas, bet sausa blaivybė yra visiškai kitas dalykas. Čia buvo beprotybė aukščiausio laipsnio, kuri iš vis žmogus kaip yra neblaivas. Bet aš, sakau, keldavausi su mintimis, kaip čia ką užmušus. Aš nekenčiau visų vaikų, tėvų, mamos, visų aplinkinių. Man iš viso buvo žmonės tokie patys, ta prasme, alkoholis išėjo, bet galva tai liko pati neligota.
Aš nesupratau, kas darosi, aš ėjau pas kunigą ir klausiau, aš sakau, kodėl aš tokia pikta, aš nežinau, kaip savo padėti, aš bandžiau ten visokias meditacijas. Kokia ten meditacija, kai tavo galvoj balaganas, nu, tu ramybės, pas tave nulis, tu visą laiką kaip įtempta styga, kuri tik tai dalietus pradeda virpėti, skleisti baisiausius garsus, ta prasme, nieko. Kunigas man nieko nepasakė, neprisimenu kažką jis man pasakė. Gal kažką jisai bandė iš savo pusės pasakyti, kas manęs nepalietė, jeigu aš aiškiai neprisimenu. Bet taip tęsiasi jo 13 metų. Nebuvo jie tokia, sakysim, kad jau visiškai 13 metų negerčiau, ne? Gėriau, ta prasme, aš negeriu 2-3 metus. Vieną dieną išgeriu, bet aš jau tikrai buvau įsitikinus, aš žinau, kad man negalima daryti pachmielo. Ir va tokie vis tiek, tu nutrunki ir vėl paskui praeina 4-5 metai, vėl nutrunki. Po 13 metų aš nežinau kaip, bet aš sugalvojau, nu, irgi turbūt atėjo laikas, kad aš sugalvojau pabandyti išgerti. Išgeriu, man rodos, taurę šampano ir ją pastačiau. Pastačiau ir pajaučiau, kad aš nebenoriu dar. Ta prasme, man nėra potraukio, aš nenoriu. O pagalvoju, 13 metų vis dėlto taip sausiai pragyventa, reiškia, aš išmokau. Reiškia, ką čia anonimai šnekės, tai čia juokas. Aišku, išmokau. Taip, vieną kartą išgerė, antrą kartą, paskui galėjau išgerti butelį. Tik aš tada kažkodėl nusprendžiau, kad aš ten nieko stipresnio negersiu, kaip ten šampanas, alus ir visokie tokie silpnesni gėrimai, kad prie stipriųjų gėrimų aš nesiliesiu. Gan ilgokai aš taip laikiausi, netgi, sakyčiau, mane pirmais kartais net neėmė tas, svaigulys, ne, kaip būna nuo alkoholio, kad tu apsvaigsti ir aš normaliai mąsčiau, ta prasme, aš nešlitinėjau, nebuvau tokia kaip anksčiau, kai būdavau panažinai, kur prisigeria ir valiojasi. O dabar aš galėjau kontroliuoti save, galėjau kontroliuoti, net mano vyras patikėjo, kad aš galiu išgerti. Tai įsivaizduokit, jau kaip jisai anksčiau žiūrėdavo kreivai, o dabar sako, tu visiškai normaliai, ta prasme, geri. Tu žiūrėk, gal išmokai, jisai nėra alkoholikas, žino, kad išmokti negalima. Ir aš to įsitikinimu didinau dozes, kol vėl atėjo ta diena, kai man reikėjo pachmielo. Vėl atėjo ta diena, tos dienos tiksliau, kai aš geriau dienon. Bet kadangi aš turėjau vaikus, darbą ir visą kitą, aš pasidariau buitinė, ne alkoholikė. Aš geriau dienon, bet tas lygis buvo toksai, žinai, ištisas palaikyti, nebuvo toks kominis, nebuvo visiškai girtos, bet visą laiką įkalus, visą laiką su laipsniuku galvoj. Paskui ir šitas išėjo iš kontrolės, tas mano priešas, aš tada vieną kartą pajutau, kad jisai perėjo į valdovą, kai aš atsisėdau, visą laiką smerkiau žmonės, kurie girti važinėja, ne? Bet kažkada ir aš atsisėdau už vairo girta. Aš gan dažnokai važinėdavau jau užgerus, nes aš kontroliuoju, aš viską galiu, ta prasme, aš viską suprantu, man netrūksta plionkė, kaip sakant, žinai. Bet vieną kartą jinai man nutrūko, aš čia važiavau į griovį, buvo iškasta policija, man neišlupo iš tenai. Kadangi aš gyvenu kaimo vietovėj, tai ačiū Dievui nieko nesužeidžiau, vidury nakties tenai. Tik tai nuvažiavau, ne? Ir man tai buvo labai didelis stresas. Aš nemėgau tokių žmonių ir kad aš pati tai padariau, man buvo iš tikrųjų baisu. Vyrui dievagojausi, kad daugiau negersiu, vienu žodžiu, čia buvo viskas ir spėkit, kiek aš atlaikiau. Aš atlaikiau gal 2 savaitės. 2 savaitės aš atlaikiau ir žinau, va čia aš pajaučiau tą savo valdovą, kai aš atėjau į parduotuvę ir stovi gražus šaldytuvas, ne solo. Ir aš jaučiu, kad aš negaliu. Aš pažadėjau negerti, aš žinau. Bet aš negaliu. Aš tokio silpnumo niekad gyvenime nejaučiu, kad aš savęs nekontroliavau, aš supratau, kad nieko nebus, aš vis tiek išgersiu. Ta prasme, aš pasiėmiau ir vis tiek išgeriau. Nuėjus už kampų, susiverčiau tą butelį, kadangi aš susiverčiau vieną, nuėjau, nusipirkau dar daugiau. Ir čia prasidėjo mano
mano slinkimas ane į dugną. Visiškas susipykimas, žinai, su vyru, viskas, tie skandalai, dar didesnis gėrimas, mane pagavo darbe girtą, pasakė, kad vienu žodžiu mane, vienu žodžiu pasakė iki iš darbo. Aš jo baisiausiose isterijose nulėkiau vėl, ką aš galėjau padaryti į parduotuvę, prisipirkau, paskambinau draugei, nežinau, kad jeigu paskambinsiu vyrui, tai tam bus išvis tragedija. Ir jau sėdėdama gerdama pas draugę, aš verkiau ir parašiausi, sakau, vežkit mane į ligoninę, nes po metų laiko, kaip aš pradėjau gerti, aš skaičiuoju kažkur, aš ten per naujus metus gal išgėriau, o jau gruodžio mėnesį aš jau nebekontroliavau nieko. Aš supratau, kiek aš duodavau savo pažadų, ne, aš šiandien negersiu, tai būdavo ryte. O per pietus aš jau važiuodavau pirkti. Ir taip kiekvieną dieną, diena iš dienos, taip apie pusę metų, ne. Aš supratau iš tikrųjų tada, tik tai man, čia buvo 19 metai, tai nuo 2006 aš atsiminiau viską, ką man šnekėjo, ne, kad vis dėlto tai yra liga ir negali. Ir aš sėdėjau ir verkiau ir prašiausi, kad mane vežtų į ligoninę. Draugės išsikvietė greitąją, ten, aš jau tiesą pasakius neatsimenu, aš tokioj komai buvau. Mane išvežė į Lazdynus, atsigavus Lazdynuose 3 dienas, man rodos, atlašino ir aš iš Lazdynų tiesiai į detoksą. Tai buvo 3 kartas, nes dar prieš tai buvau, dar 2006 buvau pagulėjus irgi kartelį tarp savo gėrimų. Tai buvo 3 kartas mano detoksą. Aišku, buvo kaltas mano vyras dėl mano gėrimo, nes jis toks anoks, jisai manęs nemyli, bjaurybė ir šioks toks, ir aš jau čia norėjau padavinėti skyrybom. Ir, reiškia, norėjau sugrįžti atgal, nes aš Vilnietė, bet ištekėjau į kaimą. Norėjau pasimti vaikus, reiškia, grįžti pas mamą. Ir čia mano sūnus vyresnis sako, ne mama, aš su tavim nevažiuosiu, ne? Aš lieku su tėvu. Nežinau kaip kitom, bet man kaip motinai tai čia buvo baisiausias dalykas gyvenime, koksai galėjo įvykti. Va čia atsirado, nuo ko prasidėjo mano sveikimas, tai turbūt buvo mano dugnas, mano bejėgiškumas, viskas viename sudėta. Ir ta, kad aš Kalėdas aš sutikau jo detoksą. Man buvo labai baisu, nes visos mano Kalėdas buvo su šeima, didelė, ta prasme, šeimos rate. Niekas man nepaskambino, niekas su manęs nesveikino, aš ten skendau savigailoj, baisiausiai, nepadėjo nei tos raminančios tabletės. Bet ir ačiū Dievui, nes tada aš supratau, reiškia, kad aš tikrai nebegaliu. Aš tikrai nebegaliu. Dar labai, aš atsimenu, vienas baisiausias dalykas iš mano gėrimų yra toks, kai tu geri ir tau nebepadeda. Tu nori, ta prasme, tu nenori gerti, netgi nežinau, kaip aš čia buvau suformulavus, ta prasme, tu ir gert negali jo, ir negert negali. Bet dar buvo baisiau, kai tu geri, bet tavęs neveikia. Gal porą kartų tai buvo dar baisesnis dalykas, kai tu geri ir, tavęs neveikia alkoholis, tu į save pilėjo ir tu vis tiek išlieki blavi, tik kad pas tavęs senka tos jėgos, tu iš viso nejauti galų pirštų, nejauti galūnių savo. Tai va čia buvo iš vis tokia baisybė alkoholizmo mano. Tai ir ką aš galėčiau pasakyti, kad būdama tenai, man buvo skaudu, aišku, visa šita mano padėtis. Supratimas kažkaip atėjo, nes aš tuo tarpu dar 2006, man rodos, bandžiau ir koduotis, kas man ten, aš labai įsigandau šito kodo ir ten gal po mėnesio patikrinau. Kai patikrinau, taip ir baigėsi, kad ir kodas baigėsi. Supratau, kad reiškia, pati kodai neveikia, pati aš negaliu, o ten socialinė jo man ir vaikščiojimuose po grupės siūlė tą 12 žingsnių, galvoju, ką? O ką? Jeigu nepadės, tai o ką? Ta prasme, aš netgi net negalvojau, padės ar nepadės, padarys ką nors, ar man gausis, ar nesigaus. Aš esu kaip, tas asiliukas nuleidus galvą jau ir dar būdama detokse pasiprašiau globos. Ir nuo to, žinok, vien tik pasiprašius globos, mano kažkaip reikalai pradėjo gerėti.
Ta prasme, man gavosi susitaikyti su vyru. Aš vėl išvažiavau atgal į tenai, kur gyvenau. Reiškia, išvažiavau iš Vilniaus ir aš važinėjau 70 km į vieną pusę, 70 km atgal, 3 kartus į savaitę į grupės. Man labai jo keista, kai būna žmonės Vilniečiai pasako, kad ai, man nepatogu, čia toli grupė. Aš važinėjau. Mane vežiojo vyras, nes aš neturėjau teisų ir jis man nepasakė nei vieno žodžio, nes aš tik tai vieną sąlygą jam iškėliau, kad grįšiu atgal pas jį į sodybą, nes man reikės važiuoti. Man tokią sąlygą pastatė globėja ir aš kitaip negaliu, ta prasme, nes aš turiu kažką tai daryti, nes gerti aš nelabai norėjau, nes negalvojau, nelabai norėjau. Tiesiog kažką bandžiau daryti. Ir mes taip važinėjom gan ilgai, sakyčiau, kol netėjo tas pirmas karantinas. Skaitydama irgi knygą skaičiau su globėja pradžioje gyvai, paskui viskas persikėlė į telefoninį, trečią žingsnį aš dariau telefonu, nieko man tai nepakenkė, nes buvo pats pirmasis karantinas kovo mėnesį. Visus kitus žingsnius aš dariau telefonu. Ir ketvirtą žingsnį aš dariau, penktą žingsnį, dariau telefonu. Man buvo lygiai taip pat baisu, turbūt kaip ir darant jį gyvai. Kad ir telefonas, bet man buvo siaubingai, kaip sako, kad baisiausias yra ketvirtas žingsnis, man buvo penktas baisu. Man ką aš ten žinau apie save, aš savo globėjai sakiau, aš noriu, jaučiau savyje tą naštą, ir aš sakau, aš noriu viską šitą išvemti, tiesiog aš jaučiu, kad čia manyje sėdi. Išrašytas, aš viską išrašiau, bet pasakyti taip, čia yra reikalų. Čia turbūt nemaloniausia dalis yra ir dar 9 žingsnio nemaloniausia dalis, nes atsiprašinėti, aš niekad gyvenime turbūt labai gal retai, net neatsimenu, kad atsiprašinėčiau. Tai trečias žingsnis, sakau, buvo telefonu, visi kiti telefonu, paskui paskui 9 žingsnis jau eini gyvai, nežinau, 9 žingsnį man buvo sudėtinga. Aišku, nusistačiau, man kadangi globėja nieko nesakė, tai aš pasirinkau tokius pradžioje lengviausius žmonės, kur galvoju, šitie man greitai atliks. Ne, jie buvo kaip tik atvirkščiai, pas kuriuos aš nebijojau, tie atsargiau žiūrėjo mano tos atsiprašymus, nelabai juos tenai laimingai priėmė, kaip aš tikėjausi, kad jie jau man lankstysis, Bet atsimenu, kad kiekvieną 9, nežinau kodėl, bet su kiekvienu 9 žingsniu eidama atsiprašinėti pa žmonės, man norėjusi verkti. Aš pradėdavau atsiprašinėti ir aš pradėdavau verkti. Dabar vis galvoju, kodėl taip, net neįsivaizduoju, bet dar nesupratau, kodėl aš taip elgiausi. Ta prasme, man iš karto pradėdavo riedėti ašaros, ne ta, kad kūkčiot, bet riedėdavo jo ašaros, nežinau kodėl. Bet palengvėjimas atėjo. Palengvėjimas man tą ramybę, kur anksčiau nepasakodavo, visose grupėse sėdi ir sako, oi, aš jaučiu ramybę. Kokia ramybė? Aš taip rami kaip belgas ir ką aš jau negeriu, aš jau rami, nes jau kai išgerdavau, tai ramybės pas mane jokios nebūdavo, aš kaip tankas vis raidavau, tai ko aš dabar nerami, aš negeriu, sėdi rami kažkur tai kamputį, dar kaip mano globėja sako, tą baisu buvo žiūrėti, susiraukus, vienu žodžiu, nelik nesusiraukus, bet aš stengiausi kur nors įlyst, kad manęs nieks nekabintų, nieks neklausinėtų ir taip toliau. Tai apie tą ramybę man atėjo dar net nepradėjus eiti žingsniais, tik tai skaitant knygą, kai, nežinau, aš vieną vakarą supratau, kad kažkas pasikeitė, kad kažkas dingo. Tai čia dar be jokių 4 žingsnių, be jokių nieko, tiesiog pradedant skaitant pradžią tų, ar aš nežinau, ar agnostikai, ar taip toliau, negaliu pasakyti, kurioje vietoje, bet žinau, kad dar nebuvau pradėjus žingsnių ir pas mane viskas nurimo, viskas atsipalaidavo ir viskas šiaip jo gerėjo kažkaip visur. Aš grįžau ir į darbą, nors aš galvoju, kad manęs atgal nepriims, bet mane kaip net atgal ir pasikvietė, ta prasme, aš buvau labai nustebus, nes sakiau, kad jau man buvo gėda, sakiau, aš išeisiu iš darbo, man sakė jo, mano viršininkė, ne, tu pasilik, ką tu to, man buvo keista jau. Aš tokia buvau susireikšminus, kad jau prisidirbau, tai tiek to jau aš einu, ne kad vietoj to atsiprašyti.
Tai va, su ta ramybė taip ir jo, einant, sakau, atsirado jinai man dar nepradėjus. Tai va taip, bebaigiant, nežinau, kaip čia, sakau, programa visiškai, nepasakyčiau, kad tai buvo. Tiesą pasakius, skaitant knygas, aš irgi nieko nesupratau. Aš tylėjau, gal ten kažko paklausdavau globėjus, mes paskaitom, jinai man duoda klausimus, aš kaip moku taip atsakau, bet aš nieko nesupratau. Aš nieko nesupratau toj knygai, kol aš nepradėjau skaityti su globotinė, kol nepradėjau vėl tą patį skaityti, kai skaito grupėse ir dalintis. Aš nieko nesupratau, visiškai. Man buvo nesvarbu, iš tiesų aš buvau nuleidus nosį ir galvojau, sako taip, tai reikia daryti taip, ir ką aš kitaip. Visą laiką jo klausiau globėjus, ką jinai man patars, nors sutik ten su ją, nesutik, jinai gal geriau žino, ne. Jau irgi, gal tam laikui irgi buvo 7 metus blaivaus, kas man atrodys, Jėzus, kiek tai galima, ta prasme, negert 7 metus blaivybės turėti. Man pačiai 7 metai eina ir aš nežinau, kaip tai vyko, nes atrodo, kažkaip keista, ne. Sudėtingiausia jo šitas momentas, kai turi kažkaip eiti į detoksą, dalintis, ne, ir pasakot žmonėm. Iš tikrųjų, kai aš sėdėjau po metų, kaip aš išblaivėjau, ne, jau dalintis į detoksą. Ir atsiminiau, kaip aš sėdėjau toj pusėje, ne, kur atėjo dalintis anoniminiai, jo žiūrėjau, pasakokit. O dabar aš atėjau iš kitos pusės. Ir kaip man matant jų reakciją, ne, kaip man jiems sakyti, blemba, tai veikia, žmonės tai veikia, aš galiu pasakyti paprastai žodžiais, bet taip norisi, ne, visiems padėti, kaip visą laiką su maksimalizmu, visiems padėti, visus apšokinėti. Jo labai buvau ten nusiminus, kai kurio mano globotiniam nepasisekė kažkiek, bet ačiū Dievui, aš turiu labai gerą globėją, kuri iš karto jau mane prieš tai parašė, tai yra ne tavo reikalas. Tavo reikalas yra perduoti visą, ką tu gavai, ne? O kaip ten toliau bus, tai tik tai Dievo reikalas. Vienu žodžiu, aš negaliu įtakoti, aš galiu padėti jo žmogui kažkiek, tai kiek padėjo man globėja, perduoti savo patirtį. Ir labai norėtųsi jo, kad visi va taip sveiktų, bet idėja, tas procentas mūsų pasveikusių labai nedidelis. Aš tiek, kai kažkur jo išgirdau irgi pagrindiniam tikslą darbų vaikščiodama, kad tas procentas iš vis mažiukas yra. Ir aš tada jau sėdėjau gal metus, 2 blaivybė, Dieve, kaip aš dėkoju Dievui, kad aš vis dėlto pataikiau į tą mažiuką iš to 100%, 7 procentai iš 100 tik tai pasveiksta. Tai aš jį kažkaip įlindau, nes iš tikrųjų liga, jinai sudėtinga, jinai bjauri, jinai antiek, sakau, baigus, kad aš praėjau programą, tai nereiškia, kad aš tik tai negeriu. Bet visi velniai pas mane galvoja ir dar kiek jų lenda. Čia tokie kelia, ta prasme, aš kuo toliau gyvenu, tuo matau, kiek tų ydų lenda, kaip aš nemoku bendrauti su žmonėmis. Man ten lengviausia buvo, žinot, sąžiningumas. Pasakei sąžiningai, per nenoriu, nes aš niekada nieko sąžiningai nesakydavau, aš visą laiką viską meluodavau, bet čia per nenoriu, aš pripratau, turi daryti ir įpranti daryti viską sąžiningai. Bet visokios priklausomybės nuo kitų žmonių nuomonės, nuo kitų žmonių iš viso, aš nežinau, ten pakantumas kitiems, yra tokių dalykų, kur Dieve ten mokytis ir čia ne mano valia, ne, aš meldžiuosi ir prašau, nes aš pati tai nesugebu, aš nesugebu nieko, tiesą pasakius. Aš nemoku, aš tiek metų gyvenau kvailai, betiksliai, spjaudama kitiems žmonėms į veidus. Tai kaip aš dabar išblaivėjus jau kaip pasidarysiu šventoji? Ne, aš paprastas žmogus, man reikia vėl iš naujo, vėl mokintis. Ir 7 metai eina ir vis tiek mane atranda, per kur mane tą ligą brūkštelt, kad aš vėl susinervuočiau, kad aš vėl kažką padaryčiau ir kad aš vėl eičiau atsiprašinės, ko aš vis tiek nemėgstu daryti. Ne?
kad negalima rėkti nei aš labai jo rėksnė buvau, kad negalima man kelti balsą nei ant vyro, nei ant vaikų, čia buvo išvis tragedija man to šitą išmokti, aš turėjau labai ramiai, geriau išeiti, nes rėkauti aš labai buvau mėgėja, mano pagrindinis jo ginklas buvo balso pakėlimas. Nesakyčiau, kad aš dabar taip nedarau, kad išvesta iš kantrybės aš padarau, bet dabar aš jau einu atsiprašinėti. Todėl man yra ir mano globėja sako, nenori atsiprašinėti, nerėkau. Na, bet ką, aš sakau, ne šventoji paprasta žmogus, kad turiu programą, kurią vadovaujuosi, ne, bet ji užneša. Ta galva, jinai vis tiek yra ligota ir jinai iki galo nepasveiksta, jeigu kažkiek pasveiksta vienoj pusėje, tai būtinai atsiras kažkas kitas, kita pusė, kur tave trauks į vienu žodžiu, į kitą pusę. Ir jo, niekaip. Taip, kad aš supratau, kad čia, išlysti ta prasme nebegerti, tai čia net ne pusė darbo. Čia tik tai pradžia to didelio darbo, kurio visą gyvenimą turi mokintis. Visą gyvenimą turi kažko vaduotis, ne prašyti, kokį paprašaiką eit pas Dievą ir prašyti, pašalink man priklausomybę, pašalink man tą, suteik man kantrybės, nes aš pati nemoku. Nes aš pati nemoku nieko visiškai daryti, ne. Bet galiu pasakyti jo, kad Dievas duoda daug dalykų, kurių irgi pati, nesugebėčiau aš pasidaryti. Vienas pavyzdys, kai turėjau laidoti savo jauniausią brolį, 8 mėnesį būdama nėščia, nėštumas 46 metų. Jau tai yra iššūkis, ne, man visi žmonės sakė, tu stipri. O aš paskui laiką atgal atsukus, aš visą šitą, net pasakyčiau, kad visas tas laidotuvas aš praragavau labai ramiai, kiek įmanoma ramiai, net aš neraudojau vietom, ne. Man net pačiai darėsi keista, kodėl aš tokia ramiai, juk mirė mano brolis, ne artimas žmogus, o aš, tokioj ramybėj sėdžiu, ramu man ir tiek, ne, nieko aš negaliu padaryti. Aišku, pirmas skambutis buvo mano globėjai, kai sužinau, kad brolis miręs, ir klausiau, kodėl taip Dievas, kodėl? Globėjas atsakė, iš Maskvos buvo, kad ne mes sprendžiam ir turi susitaikyti su tuo, nes, atrodo, ne, kad, aš čia pasveikau, tai jau Dievas turi man čia dabar žerti, jau krauti auksais ir viskas pas mane turi būti lygu ir gražu, ir visi gyventi ir visi sveiki. Ne, gyvenimas tęsiasi, jisai yra toks, koksai yra, bet mano elgesys keičiasi. Ir mano elgesys keičiasi ne dėl to, kad gal dėl to, kad aš kažkiek tai pasikeičiau, bet visą laiką jo sunkiuose momentuose duoda. Dievas duoda tiek, kiek gali pakelti iš tikrųjų. Tai tokiais, sakau, sunkiais momentais bebūnant, tuo laiku negalvoju, bet atsukus atgal aš supratau, kad čia ne mano nuopelnas. Čia tikrai ne mano nuopelnas, o tai man suteikė tas, kuris mane saugo. Ir ką aš dargi galėčiau jums pasakyti apie tokius savo, visi šnekėjau. Galima klausimams, nes aš kaip ir kažkaip gal ką nors atsiminsiu, gal dar ką pasakysiu, esmė jo tame, kad kelio pradžia tik tai gavus blaivybę, tai tik tai kelio pradžia. Tai aš pati supratau, 7 metai, bet aš vis tiek dar ne ta pati, truputėlį ramesnė alkoholikė, jo. Labai, man žinot, kas patiko, nes aš anksčiau nežinodavau, ką daryti, iš kur kyla man tas pyktis, iš kur kyla mano ta baimė. Viską man paaiškino programa, iš kur tai viskas eina. Viskas per 4 lentelę, viskas per inventorizacijas. Inventorizacija iš vis mano buvo pirma tabletė pradžioje, pirmus 2 metus, jeigu aš prarasdavau ramybę, aš parašydavau inventorizaciją, jeigu man jinai negrįždavo, reiškia, aš skambinu globėjai. Paskambinu globėjai, viskas, man nieko nereikia. Man jinai sudėliojo viską, kaip turi būti, nes aš vis tiek pasiklydus būna. Dar pradžioje, tai vis tiek dar būni pasiklydęs, dar įsivaizduoji, kad tu kažkur tai teisus.
paskambini globėjai, tau išaiškina visą, ką tu apsuka tavo žiūrėjimo kampą ir ta ramybė vis sugrįžta. Tokie, sakau, visiškai paprasti dalykai žmonės gal kartais bijo ar nenori. Kažkaip, aš labai suartėjau su globėja, man globėja tai kaip draugė, ne kartais, aišku, man nepatinka, ką jinai ten išneka, bet tai čia yra normalu, nes, jinai mato tai, ko aš nenoriu matyti, bet aš iškart suprantu, kad tai yra gerai, jeigu man nepatinka, reiškia, yra gerai, nes tai tikrai liečia mane, tai yra blogai, kad aš to nepastebiu. Tai tokie popieriai, sakau, ir dabar aš galiu atpažinti ir savo pyktį, kodėl jisai taip, iš kur jisai atsiranda, ir kodėl bijau aš, ir kodėl mane erzina, ir kodėl aš nenoriu, kodėl pas mane priklausomybė nuo kitų žmonių, ta prasme. Bet, aišku, čia pamatyti vienas dalykas, o su jais visais jo aiškintis, viską šitą šalinti, tai jau prašom į viršų tada. Tai tie, gal turėsit ko paklausti, gal kas ko norėsit sužinoti. Ačiū Jums. Ačiū labai, Julija. Galbūt iš karto noriu paklausti, bet tu papasakojai taip gražiai savo istoriją, Natalija su alkoholikė. Bet kaip Dievas pas tave atėjo į tavo gyvenimą? Čia irgi atskira tema. Dievas jisai visą laiką buvo. Ačiū už klausimą, tiesa. Dievas jisai visą laiką buvo, jisai buvo gal taigi tada aš buvau vaikas, net tarybiniai laikai buvo, niekas mūsų nekrikštė, nieko mūsų nedarė, bet aš prie šito kažkaip broviausi pati prisiprašiau, kad 12 metų mane pakrikštytų, pati nuėjau į pirmą komuniją, ir paskui taip, gerai, iš šventės tada gal yra, reiškia, bažnyčia ir Dievas, bet aš visą laiką kažkaip jaučiau, kad Dievas jo būdavo visą laiką, kol aš geriau, kai man blogai. Aš girta rašydavau Dievui laiškus, kad tu išgelbėk mane, ten tokia visa pridusus. Rašydavau, jaučiau, kad man yra blogai, Dieve gelbėk mane, padėk man kaip nors iš šito įsikapanoti. Todėl, kad man pasakė, kad čia kažkas bus kartu su Dievu, aš visiškai, ta prasme, neišsigandau. Aš neįsigandau, man nebuvo čia jokio striokio, bus Dievas, tai ir gerai, ta prasme, jis nebuvo man svetimas, ne? Trečią žingsnį, kai padariau, tai kai kurie žmonės, kaip knygai va rašyta, kaip pas Bilate, kad jisai jau ten griuvo ant kelių ir pajautė tą Dievą. Nieko aš nepajaučiau, aš kalbėjau maldą, tuo labiau tai buvo telefonu, ir gerai, kažkoks poveikis buvo. Mano dvasinis potyris buvo, žinot kada? Aš turėjau, kaip sakant, turėjau rusės globinukės, ir turėjau, kur aš susirašiau lietuvių knygą, išversti tuos visus užrašus, į rusų. Ir aš vieną vakarą sėdėjau, verčiau, uždariau tą knygą, nuėjau melstis ir aš pajaučiau tokį svaigulį, tokį energijos tiesiog stulpą virš savęs. Aš galvojau, to nudribsiu besimelsdama, ta prasme. Atsikėliau, ir aš pajutau, kad aš visus myliu. Aš tiesiog visus myliu. Gaila, kad tie, ta prasme, aš net pagalvojau, kad man kas nors užvažiuotų per veidą, aš vis tiek jį mylėčiau. Tai buvo tokia besąlygiška meilė, aš net niekada aš daugiau, aš prašiau, kad dar kartą tai pasikartotų, bet Dievas parodė vieną kartą grinai tokią meilę, bet visi aplinkui miegojo, aš visus gražiai mylėjau ir nuėjau irgi miegoti, nes nebuvo ką veikti. Ta prasme, bet aš pajaučiau tai tokią besąlygišką meilę. Visiškai. Va toks mano Dievo pojūtis buvo. O šiaip dažnai, jeigu jau aš labai jo susikaupus ir gerai, nes, aš irgi žmogus paprastas, kartais atbumbu savo tas maldas, o kartais aš labai, kažkaip man sekasi gerai, nežinau, taip nuoširdžiai melstis, tai aš jaučiu kažkokią tai energiją. Man per pakaušį eina toksai energijos, aš nesu susikūrus kažkokio tai Dievo įvaizdžio, kai man irgi sakė, pasistatyk gal kokio paveikslą, man nereikia. Aš žinau, kad jisai yra ir tiek man nereikia veidų, man nereikia kažko, aš jaučiu, aš žinau, gal sakyčiau, tai yra energija. Tai yra kažkokia tai energija negu atvaizdas, ne? Aš jaučiu per energiją šitą visą jo buvimą. Tai jau tiek. Ačiū. Ačiū tau. Prašom, gal kas nors nori užduoti?
Alkoholikas man. Sveikas. Kokie devintukai buvo patys laimingiausi? Laimingiausi? Laimingiausi nebuvo, visi buvo su ašarom. Ne, nu ta prasme, Bet po to tų devintukų kokie. Nu, aš žinot ką, laimingiausias, negaliu papasakot vieną dalyką, kurį aš tiesą padariau netyčia. Bet labai ilgai dvejojau ir netgi klausiau globėjos, ar, ta prasme, aš slėpiau šitą dalyką, kadangi aš gyvenu ne sodyboje, ten pas mus buvo tvartas ir aš netyčia jį sudeginau. Nu, aš visiškai netyčia, jisai užsidegė, nes aš įjungiau šviesą, buvo prikrauta šieno, aš nežinau, kad tas šienas lemputę liečia. Ir sudegė jisai tas visas tvartas ir aš niekam nesakiau, kad aš tą lemputę įjungiau, aš labai bijojau pasakyti šitą vyrui, žinokit. Man tiek buvo siaubinga ir čia dar prieš blaivybę buvo, bet paskui atėjus laikui, irgi daryti devintuką vyrui, sakau, aš bijau, man išmes iš namų. Taigi aš sudeginau ir tas tvartas ne tas kaimietiškas, mano vyras ūkininkas, jisai laikė 40 galvijų, tai įsivaizduokit, tvartas ant 40 galvijų, jisai visas ir sudegė, man buvo baisu jam šitą prisipažinti. Ir ką aš galiu pasakyti, aš pasakiau jam. Spėkit, ką vyras man atsakė. Sako, nieko, tugi nekalta. O man strioko, aš visą 2 metus gyvenau su šitą baimę, kad man iš namų išvarys. Tai parodo, kaip, Dievas veikia, kad iš visas problemas galvoju. Aš kaip ir supykstu dabar vis galvoju, kad, visa problema mano galvoje, nes aš prisikuriu savo tiek problemų, kurių žmonės net, net negalvoja taip, kaip aš sugebu savo galvoj susukti. Tai čia toksai buvo, šokiruojantis. O tie devintukai tokie visi, paprasti, eini, atsiprašai ir kažkaip, ačiū Dievui, nei vieno žmogaus nebuvo, kuris ten mane apriektų ir išvarytų ir ką nors padarytų. Sako, ateini, pasakai, jeigu ten nepatenkintas, išklausai, atsiprašau, taip buvo, taip yra ir vienu žodžiu. Ir dar vienas klausimas. Ar praktikuoji 6 žingsnį būdo trūkumus, ar daugiau dirbi su 11 žingsnio inventarizacija? O kaip praktikuoti? Aš būdo trūkumus, ką aš praktikuoju? Aš kai juos pastebiu, tai aš juos beveik visų žinau. Tai aš praktikuoju tą, kad aš prašau Dievo pašalinti. Ir iš tikrųjų, man Dievas yra pašalinęs labai daug priklausomybių, bent nuo to laiko, kaip aš turėjau. Ir kai dar didesnį palengvėjimą aš gaunu, nes prašau Dievo atšalinti, nes aš pati žinau, kad ką aš būdo trūkumus. Aš galiu tik tai nevokt, nemeluot, kažkokių tokių nekenkt kitiems, bet vidinės tas mano priklausomybės nuo žmonių aš negaliu pašalinti. Aš ligonius, ką aš ten jam pašalinsiu. Aš tada kreipiuosi į Dievą ir šalinu. O 11 žingsnį aš darau kasdien. Inventorizacija 7 metai, aš rašau diena dienon ir kas vakarą. Niekur, ta prasme, man jau jinai, sakysim, gal ir tokia nėra būtina, bet aš vis tiek tai darau. Nes aš iš tikrųjų bijau, kad aš jeigu kažko vėl nepadarysiu, tai, kad suprantu, kad galva jinai neša, kad ir 7 metus negeriu, vis tiek užneša. Ir aš bijau, kad kažko nepadarysiu. Man tai pasakė globėja ir aš darau, ką pasakė globėja. Viskas, taškas, jinai žino, jinai dar daugiau už mane turi stažo, blaivybės, ta prasme. Nereikia, aš neišradinėju dviračių ir negalvoju, kad reikia daryti ar kitaip. Reikia rašyti įrašai. Žinau, dabar daug kas atsisakinėja tų inventorizacijų, neberašo kas vakarą. Ne, aš įpratau ir man kartais sunku, kartais aš grįžtu po kokių švenčių, 2-3 valandą, tu jau ten vos dasivilki iki lovos, bet aš vis tiek atsiguliu ir vis tiek ją parašau. Aš nenukeliu jokiai kitai dienai, nes taip turi būti. Viskas, taip turi būti. Kas atsisakinėja, važiuoja į barą gerti labai. Žinai, yra dabar, žmonės, nežinau. Čia jų pasirinkimas, mano yra toks, koks aš turiu. Prašom, dar klausimų. Marius Alkoholikas. Sveikas. O kaip dabar su vyresniuoju, sakei, kad buvo santykiai, kaip dabar? Dabar labai geri santykiai. Jisai
Jisai matė, jis jau buvo gan suaugęs vaikas, jam buvo 12 metų, dabar jam 17, jisai matė, kad, aš mama ir man labiausiai tai buvo, aš gerdavau, aš rėkdavau, jeigu man kas netinka, aš apriekdavau vaikus iki, vienu žodžiu, tokia isterikė buvau. Jisai taip ir liko su tėvu, kol aš negrįžau namo. Jisai taip ir liko su tėvu, kol aš negrįžau namo ir paskui santykiai, sakysim, kadangi aš keičiausi, pradėjau mažiau rėkti, gražiau elgtis, dariau 9 žingsnį ir jam, ko jisai žiūrėjo į mane va taip, mama, čia ką aš, ta prasme jisai buvo be žado. Bet nieko, dabar labai geri pas mus santykiai, nėra to, kad nežinau, jis dabar suaugęs jau beveik vyras, 17 metų dabar, kaip jie greitai bręsta atrodo. Dabar iš tikrųjų geresni santykiai, dabar blogesni santykiai su tėvu, nes tėvas dabar jį auklėja, liko vienintelis, kuris atėjo rėkia, o aš jau neberėkiu, jeigu kažką kažkaip aš stengiuosi tolerantiškai žiūrėti, vis tiek jisai jaunas, ir taip jisai geras vaikas palyginus, kokie aš buvau 17 metų, aš jau pradėjau gerti, jau 16-17 jau aš ateidavau gerai impiešus namo, jisai dar, aš nei kartą nemačiau jo išgerus. Tai aš visą laiką sakau, kad neturiu aš jam jokių pretenzijų, kad ką jisai daro. Santykiai geri. Ačiū. Prašom dar. Alkoholikas laimėjot. Sakykime, Sveikas. bažnyčia vaikščioti, tu vaikščioti per dažnai. Per šventes. Aš bažnyčioj, sakykime, mano Dievas nesutampa su tom religiškom, tom visom, kažkur labai gerai girdėjau, buvo pasakyta su religiškais tais visais aprašymais. Aš nueinu į bažnyčią per Velykas, per Kalėdas, per Krikštynas, per laidotuvės, ta prasme. Bet dar vienas dvasinis potyris, gerai, kad paklausit, bažnyčioje būnant. Stovėjau, klausiau mišių ir kaip kunigas sako, aš palieku jums savo ramybę, duodu jums savo ramybę, palieku jums savo. Ir tada visi palinkė. Tada man tik tai dašylo, iš kur ta ramybė pas mane. Va čia dar vienas dvasinis potyris, aš papasakojau irgi globėjas sako, čia tavo dvasinis potyris, kad ta prasme, aš tai girdėjau milijoną kartų ramybė, visiems ramybės, o čia tiesiog man kaip į širdį tie žodį, iš kur atsirado pas mane ta ramybė. Va tokie, o taip, aš turiu Dievą kiekvieną dieną, kada reikia, labai daug dėkoju. Beveik už viską aš dėkoju Dievui, nes, aš pati nieko. Man pasidarė, man žalia dar laikosi, kol aš kur nors skubu, dar žalia šviesa dega, aš skubėdama turiu ją pralėkti, aš pralėkiu ir ačiū Dievui. Aš visą laiką žodžiuose, mintys, ačiū Dievui, nes mane taip išmokė globėja. Už viską dėkoti. Nes aš, ta prasme, čia ne mano nuopelnas. Už viską dėkoti Dievui. Tada aš taip įpratau. Ir man tai faina. Man tai faina, kad aš turiu kam padėkoti, nes, anksčiau tai visą laiką būdavo aš pati, žiūrėkit, kokia aš princesė, sugebėjau tą padaryti. O jeigu nepasisekė, tai kokie visi durniai aplinkui nesupranta. O dabar kažkaip nepasisekė, ir ką darysi. Reiškia, nežinau, aišku, norisi, aš irgi žmogus, normalus, norisi, kad gautųsi ir taip, nepasisekė, gal. Tiek to. O jeigu pasisekė, tai ačiū. Niekada, nežinau, labai, jeigu praleidžiu tą momentą, tada atsimenu bent vakare. Jeigu neatsimenu vakare, kažkada atsimenu vėliau, tai vis tiek padėkoju. Kuo daugiau padėkos, nemanau, kam ten sutrukdys. Tiek. Ačiū. O dabar pas mus Minesota yra, ką Julė pasakytumėt naujokui? Minesotai? Tai sakau aš, ką pasakyti naujokui, kad aš pati buvau naujokas, sėdėjau ir man, ta prasme, jeigu
norit pakovot kaip aš, jeigu būčiau tada iškart 2006 gal kažką darius, tai žiūrėkit, kiek aš jau būčiau. Man dažnai va šitą savigailą, kaip mano globėjas sakė, savigrauža, saviplaka mane labai dažnai užima, nes 2006 man buvo duotas toks šansas. Ta prasme, eit blaivybės keliu. Ne, aš nusprendžiau, kad aš gudresnė už visus. Ta prasme, buvo arba nelaikas. Nu, jeigu nelaikas, tai ką tu pasakysi, gali daryti. Gali eit programa, bet jeigu tu eisi be jokio noro, nieko nebus. Aš kiek supratau, kad mano bent jau atveju buvo sveikimo pradžia, tai bejėgiškumas. Visiškas nusinulinimas, bejėgiškumas, nulenkta galva ir supras, kad aš nebegaliu. Nu, aš nebegaliu, darykit, ką norit, aš nebegaliu, man tas pat, aš atėjau, man pasakė gerai ir darau. Bet toks turi būti ateitas visiškas, o ne ateitas, o kodėl taip, o kodėl anaip. Turiu irgi globoti, nu, kodėl, o kam, o ką. Nu, ir laikas, kad neišsilaiko žmonės. Nu, nenorit, neikit, ne, pagerkit dar. Aš pagėriau, pasėdėjau 13 metų sausoj blaivybėj, pagėriau dar metelius, nu ir va, turiu tai, ką turiu. Galėjau dar jau 13 metų pabūt blaivimo, bet ne laikas man buvo, aš buvau gudresnė už visus, norėjau pati. Tai savy turit jaust, ar reikia jums to, ar nereikia. Žmogus tik tai vidum jaučia, niekas čia kitas niekas kitas čia nepasakys, kad tau dabar reikia eiti. Reikia, nereikia, gal ir reikia. Dievas žino. Taip, Dievas žino. Ačiū labai, Julija, už tavo patirtį, Ačiū jums. sveikimo. Ačiū visiems.